Kaunas, Karo muziejaus sodelyje susirinko žmonės pagerbti generolą Joną Žemaitį Vytautą. Galiu pasakyti, kad turbūt jeigu šiandien nueitumėt ir paklaustumėt va čia praeinančio berniuko, kas buvo Jonas Žemaitis, tai maža dalis apie tai pasakytų. Galbūt pasakytų partizanas. O kodėl mes jį turime šiandien prisiminti, ar ne? Ką jisai padarė, kokią reikšmę tai turi mūsų valstybingumo istorijai, tikrai atsakys gal kas 10. Jeigu tai būtų tiesa, tai daugelis dar neįvertino, kokia mūsų laisvės kaina. Generolas Jonas Žemaitis, partizanų vadas, 49-aisiais išrinktas Laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininku. Tai reiškia, kad jis iki mirties buvo kovojusios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs prezidento pareigas. 2009 metais Seimas generolą Joną Žemaitį patvirtino 4. Lietuvos vadovu. Žmogus, turėjęs tapti pienininku, tapo prezidentu. Tėvas svajojo, kad vienintelis sūnus Jonas tęstų šeimos verslą ūkyje. Tačiau jis norėjo tapti karininku ir įstojo į Kauno karo mokyklą. Karai ir okupacijos sugriauna ne tik valstybės ir žmonių gyvenimus. Antanas Kizys. Likimas nežinomas. Palieka daug kryžių kapuose. Mano močiutė iš Sibiro negrįžo. Dar daugiau kapų be kryžių. Antanas Zybartas negrįžo. 44-aisiais Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą. Antanas Baitis negrįžo. Beribę kančių jūrą maitinusios upės vis neslūgo. Aleksandra Seveikonytė negrįžo. Tardymai, egzekucijos, tremtis, lageriai. Aldona Mankevičiūtė negrįžo. Aušra grįžo iš Sibiro po 23 metų tremties. Jos tėvus su 3 pametinukais vaikais griebė dar 41-aisiais. Tėtis buvo eigulys, šaulių būrio vadas, Aušros mama Kotryna vienintelė Jono Žemaičio sesuo. Paskutinį kartą brolis ir sesuo šiame gyvenime susitiko prieš pat tremtį. Ji dar spėjo sužinoti, kad brolio šeima netrukus susilauks vaiko. Kas buvo jos dėdė ir koks likimas jam teko, Aušra sužinojo daug vėliau. Tėvai gal ir žinojo. Su vaikais apie tai nekalbama. Anais laikais. Tėvai nekalbėjo. Kad jisai partizanus nebuvo pasakota. Jie ir nežinojo, juk visa spauda buvo tikrinama, kaip žinot. Niekas mums neparašė, nieko. Baigiant Raseinių gimnaziją visi nusifotografavo. Ant nuotraukos mokytojas Mikšas mokiniui Jonui Žemaičiui užrašė: prie siekių kilnių, kad ir dygliuotų keliu, keliaukitų. It kokį pranašišką užkeikimą parašė savo mokiniui. Aušra daugiausia prisimena dėdės Jono, jos krikšto tėvo glėbį ir dovanas, kurių jis atveždavo net iš Paryžiaus. Jonas Žemaitis kelis metus studijavo Fontainebleau artilerijos mokykloje. Jisai gražus buvo, aukštas, dažniausiai su uniforma, mokėdavo su vaikais. Su mumis, mes 3 vaikai buvom. Jisai mokėsi Prancūzijoje ir eilinį kartą atvažiuojant, jau aš tą iniciatyvą prisimenu, jisai atvežė tą lėlę. Ta lėlė eidavo, kas žingsnis, į vieną pusę pasuka, kitas žingsnis į kitą pusę. Jau kaip buvo įdomu. Kartą atvažiavo ir atvežė gražų diržą mamytei. Ir sako, Katrutė, čia tau, čia tai jau sesiai. Ir vaikam, jeigu neklausys. Tai va, Jonas Žemaitis 1936 metais išsiųstas į Prancūziją mokytis. Tai jisai tikrai pamatė Europą ir prasiplėtė jo akiratis, išmoko ir kalbų, pažino ir kitą kultūrą, tą europietišką, prancūzišką. Nuo to laiko Paryžius buvo, bene galima sakyti,
Europos centras, bent kultūrinis ir iš dalies politinis. Nepriklausomos Lietuvos laikais kapitonas Jonas Žemaitis išsilavinęs, tačiau niekuo neišsiskiriantis karininkas. 40-ųjų sulaukė užimdamas įvairias pareigas artilerijos daliniuose. Aš kai varčiau karo mokyklos dokumentus, tikrai aš neradau kažko tai išskirtinio jo biografijoje. Neradau, tikrai peržiūrėjau visas bylas, tai kaip minimas, kad budi kažkur tai, kažkur kažkokias ten dalyvauja kažko paskirta, bet kažko tai tikrai neišskirtinis. Ir matysime, kaip reiškia sudėtingomis sąlygomis gimsta vadai, asmenybės. Tiesa, 39-aisiais Vokietijai okupuojant Klaipėdos kraštą apie kapitono Jono Žemaičio narsą pasakojo jo bendražygė. Per tuos įvykius jis pirmą kartą buvo sužeistas. Buvo labai drąsus. Net tuo metu, kai buvo Klaipėdoje, buvo suirutė ir vokiečiai užiminėjo Klaipėdą, mes išgirdom per radiją, kad sako kapitonė Žemaitį, išvedinėk kariuomenę, kad nebūtų aukų dėl to, kad jėgos nelygios. Ir jis pasakė, tik tai vokietis įeis, tik per mano lavoną. O paskui viename bare jį atpažino vokietis karininkas ir peršovė per plaučius. Tai paskui Jonas skubiai su lėktuvu išvežė į Kauną ir ten gydė. Okupacijos ir karo išvakarėse Žemaitis vedė knygų rūmų darbuotoją Eleną Valionytę ir susilaukė sūnaus Laimučio. Nei ilgos šeimyninės laimės, nei laimingo gyvenimo nebuvo lemta. Ir Laimučio gyvenime laimės buvo mažai. Atmintyje nei tėvelių, nei mamytės man neužsifiksavo. Mama, kai mirė, buvo 4,5 metų, o tėvelio, kada išėjo mišką, dar buvo mažesnis. Jisai buvo atėjęs į susitikimą pamatyti manęs, bet tai buvo naktį. Jis mane pažadino iš miego ir aš buvau mieguistas. Man tas neįsiminė tas susitikimas, tik tai labai gerai atsimenu tą medinį tanką, kurį man dovanojo ir su kuriuo važinėjausi Kaune. Vokiečių okupacijos metu Žemaitis Šiluvoje paslapčiomis platino antinacinę spaudą. 44-aisiais generolui Povilui Plechavičiui buriant vietinę rinktinę, jis atsivedė apie 150 vyrų ir buvo paskirtas bataliono vadu Seredžiuje. Bataliono kariams duodant priesaiką, Jonas Žemaitis iš priesaikos teksto išbraukė žodžius ištikimai tarnauti Wehrmachtui ir užsispyrė, kad priesaika būtų sakoma lietuviškai. Vietinė rinktinė pabiro, nes ją vokiečiai norėjo panaudoti savais tikslais ir Jonas Žemaitis išvengė arešto ir po to pradeda, jo gyvenimo etapas turbūt slapstymasis. Tai va būtent etapas tame, kad jis kai vadą, kuris buvo tuo laiku trumpalaikėse atostogose, tiesiog nepagavo vokiečiai ir jis jau supranto, kad negali gyventi taip legaliai, kaip iki tol gyveno. Tada Lietuvoje prasideda antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas. Jonas Žemaitis išeina 1945 metų birželio pradžioje į partizanus. Per nacistinės Vokietijos ir sovietų okupacijas buvo likviduota daug Lietuvos karininkų. Aukšto rango kariškių beveik neliko. Partizanams vadovavo eiliniai kapitonai, leitenantai, mokytojai. Jonas Žemaitis buvo vienas nedaugelio profesionalių karių. Pirmos pareigos buvo tuo laiku Raseinių apskrityje veikusioje Vėgėlės rinktinės štabo viršininko. Buvo rinktinės vado, paskui Kęstučio apygardos vado, paskui srities vado ir jau čia vedė kelias į tą būtent aukščiausią partizaninį postą Lietuvoje. Vienas iš nedaugelių, kuris taip ilgai įsilaikė tam partizaniniam judėjimam. Taigi be kelių savaičių, kaip sakyti, 8 metai. Tai yra tikrai tos sudėtingos kovos. Sudėtingas buvo konspiracija palaikyti, kad tave nesusektų, kad tu nebūtum suimtas. Kodėl jis vadu tampa?
Žinoma, lemia ir autoritetas tarp partizanų, na ir jo veikimas kartu su bendražygiais. Kad jisai būtent tas, kuris siekia suvienyti tą visą partizaninį pasipriešinimą į vieną organizaciją. Minint 61-asias Laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos pasirašymo metinės, dar buvo gyvų Jono Žemaičio bendražygių, išrinkusių jį Laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininku. Susirinkę istorinėje vietoje Minaičių kaime prisiminė, kokiomis pavojingomis aplinkybėmis vyko partizanų vadų suvažiavimas, trukęs kone mėnesį. Tąkart čia 1949 metais vasario 16 deklaracijos signatarai Lietuvai ir pasauliui aiškiai ir ryžtingai paskelbė okupuotos valstybės, kovojančios prieš neteisėtą svetimą valdžią tąsą. Tai Lietuvos mini konstitucija, ko labiausiai bijojo okupantas. Kovojanti Lietuva įgijo po šio suvažiavimo vadovybę, kuri galėjo atstovauti Lietuvą visose pasaulio tarptautiniuose forumuose. Turėjau garbės pažinti Žemaitį. Ypatingai man paliko įspūdį kaip jaunam kariui Žemaičio elgsena, joje didvyriškumas, jo pasiryžimas, jo sugebėjimas jaunajai kartai perduoti tą ryžtą dėl tėvynės. Šiluvoje gyvenanti Joana Rašimaitė tikriausiai belikusi vienintelė liudininkė, kurios atmintyje Jonas Žemaitis dar ne generolas, tačiau neeilinių sugebėjimų partizanų vadas. Partizanai į Joanos tėvų ūkį ateidavo pailsėti ir pasistiprinti. Jonas Žemaitis buvo Joanos mamos bičiulis. Vieną kartą, reiškia, jie ateina, kiek prisimenu rytą, paprašė pailsėti jiems irgi su keliais partizanais. O tėtis išvažiavo su arkliais į Šiluvą. Čia atvažiavo kažko nusipirkti, kažką tai viską. Ir jis atvažiavęs į Šiluvą sužino, kad jau stribai išėjo daryti kratą Šiaulelių kaime, reiškia, tėvų kaime, mūsų kaime. Tai tėtis sako, apsisukau arklius ir Zovada, botagas rankui, pats stovėdamas už vadžių, parlėkė kitų kelių, kiek tik arkliai nešė, lėkė namo pranešti, nes jeigu ras partizanus, tai viskas tėvams. Uždegs, sušaudys ir taip toliau. Ir spėjo parlėkti. Įpuola į daržinę, sušunka, Žemaitį, stribai ateina. Joana, nors buvo paauglė, gerai suprato, kokia pavojinga padėtis. Tuo metu partizanai jau nevilkėjo uniformų, tuo pasinaudojęs Žemaitis su savo vyrais apsimetė stribais, siųstais ieškoti partizanų. Žemaitis pradeda barti juos tuos stribus. Kur jūs buvot? Mums pranešta pasakyti, kad jūs prieš pusvalandį jau čia turėjot būt. Mes atvykom irgi daryti kratą į Šiaulelių kaimą, mes atvykom iš Raseinių. Žemaitis sako, jau jis lyg ir vyresniuoju jau tuo stribų vadu kažkokio jau pasivertęs. Mes į rytinę pusę einam, reiškia, daryti kratas, o jūs į tą pusę. Ir jokių kalbų. Gerai, nepasakosiu, kad jūs čia girti buvot, bet nieko nesakykit ir apie mus. Koks sumanus žmogus Jonas Žemaitis. Šitaip jisai suvaidino, kad patikėjo juo. Tik nepriklausomybės laikais Joana sužinojo, kad Žemaitis buvo visų partizanų vadas ir koks likimas jam teko. Kiekvieną kartą, kai Šiluvoje čekistai suguldydavo nužudytus partizanus, Joana bijojo pamatyti ir jį tarp jų. Veda mumis. Žliumbėme eidamas, ypatingai aš tai jau su balsu verkiu, atsimenu kaip šiandien, nes galvoju, jau vežimas. Nuveda mus į aikštę, Turgaus aikštę, matom, vyrai paguldyti, tai aš iš viso suprantu, kad čia partizanai, nes jau tėvai kalbėdavo, guli kruvini, galvoju, kad gal ir Jonas Žemaitis šitas guli. Jis buvo nuostabus žmogus iš tikrųjų, aukštas, lieknas, kai pradžioj ateidavo dar su šaulio uniformom, dar ir dabar aš jį matau tokį nuostabų žmogų, aukštą žmogų, vyrą tokį gražų.
gražų ne tik išorę, bet ir savo vidumi, va tokia meilė tiek vaikams, tiek žmonėms. Vėliau Žemaitis pakeitė vadavietę ir Joana jo daugiau nematė. Apie vėlesnius jau generolo Jono Žemaičio kovos metus pasakoja jau kiti bendražygiai. Man iškilo temperatūra, tada vyrai mus su Žemaičiu paliko būstinėje, bunkeryje viename. Neturėjom ko nei persirengti, nei ko nusikloti, tik turėjom mundurus. Tai jis tada nusivilko savo marškinius ir man liepė juos susivilkti. Aš nenorėjau paklausyti, bet sako, aš kaip vadas tau įsakau ir būtinai turi šitą vykdyti, nes tu gali susirgti, sako labiau. Jis visą laiką rašydavo ir aš vieną kartą jo užklausiau, kągi jūs čia rašot. Jis man atsakė, kad sako, aš rašiu Lietuvos konstituciją. Labai daug dirbdavo, jisai tuos jaunus apmokydavo, kaip reikia su ginklais. Kaip kariškis, tai jisai buvo tiesiog nepakeičiamas. Mes, tai sako, visi žūsim. Mes sako, kas liks gyvas, tai atkenties už tos ir žuvusius. Sako, nes mus turės apginti. Apginti mus. Sakys, kad mes tokie ir tokie, kad mes banditai. Niekaip nepavykstant surasti pasipriešinimo vadų, Lavrentijus Berija iš savo sovietinio teroro Olimpo Maskvoje įsakė vidaus reikalų ministrui Vildžiūnui nustatyti Žemaičio slapstymosi vietą, gauti papildomų žinių apie jo artimiausius ryšius. Svarbiausia Žemaitį paimti gyvą. Kaip pasako man Jonas Žemaitis, man iš karto partizanų generolas. Generolų Lietuvos istorijoje tikrai buvo ne vienas. Partizanų generolas tik tai vienas, tai yra Jonas Žemaitis. Tokio laipsnio niekas Lietuvoje per visą jos istoriją neturėjo. Jonas Žemaitis vis dėlto didžiąją savo kovos dalį skyrė organizaciniam darbui. Vienyti, pasipriešinimą, tiesiog taupyti jėgas. Jisai realiai dalyvauja dviejose didesnėse kautynėse. Vienos 1945 metais Virtukuose, kuris buvo kontūzitas netgi ir viena ausim nepagirdėjo. Jonas Žemaitis žinojo, kad jo kelias tik į vieną pusę. Prisiekęs partizanams turėjo visko atsisakyti. 46-aisiais staiga mirė jo žmona Elena. Laimutį augino svetima moteris. Jį visą gyvenimą stebėjo ir tampė saugumiečiai. Kaip ir Aušros tėvus. Net ir tremtyje juos vis tikrindavo, ar kaip nors su jais nesusisiekė Jonas Žemaitis. Kadangi jo sesuo Kotryna nebuvo mačiusi brolio sūnaus Laimučio, jiems saugumiečiai pakišo berniuką Česiuką. Pasakė, kad tai Žemaičio sūnus. 58 metais tėvelis buvo atvažiavęs į Lietuvą ir susitikti su giminėm ir tikėdamas, kad sutiks Žemaičio sūnų. Ir jam ten kažkas, atvirai pasakant, pakišo kitą berniuką. Česiuką. Čia Žilinską. Tai ilgą laiką bendravo tėvai su tuo Česiuku. Tėvelis pirmą kartą, kaip atvažiavo, tai jie nusifotografavo su tuo Česiuku. Paskiau po kiek laiko mes su vyru buvom atvažiavę į Lietuvą. Mes jau kreipėmės, kur tas Česiukas. Paėmė į kariuomenę Česiuką. Bet po laiko KGBistai susigaudė ir tą Česiuką atsiuntė tarnauti į Syktyvkarą, ten, kur mes jau gyvenam. Jau dalinio vadovybė jį labai dažnai išleisdavo iš dalinio, jis ateidavo pas mus į namus. KGBistai projektą Česiukas nutraukė, kai iš tremties grįžusi Žemaičio sesers šeima sužinojo, kad jo sūnus Laimutis gyvena Šiauliuose svetimą pavardę. Net ir po tėvo mirties, terorizuojamas saugumiečių, gerokai patrumpinusių jo gyvenimą. Labai geras buvo, labai paslaugus. Mamytė sakydavo, kad tas pirmas nei į tėvą, nei į motiną nepanašus, tas Česiukas. Ne. O jau tas, tai savas buvo. Pamatė, einantį po langais, sako, čia Jono vaikas. Kad prisikastų prie Jono Žemaičio, saugumiečiai net leido Aušrai su pusseserė pabėgti iš tremties, grįžti į Šiluvą ir net lankyti gimnaziją. 1,5 metų laukė,
Gal kartais su jomis susisieks partizanų vadas. Tada vėl kalėjimas ir tremtis. Vieną rytą, aš besiruošiant į gimnaziją, įeina ta Berzinenė į mano kambarėlį, sako, Aušrytė, pas tavęs Ribas atėjo. Su automatu, nusivedė į policiją, miliciją, ten tardė. Po pamokų susirinko visa gimnazija Šiluvos. Kas turėjo lašinių gabaliuką, kas turėjo pinigų, kas ten viską mums dviem su Laimute davė. Mus išvežė į Raseinių kalėjimą. Kokius 2 mėnesius, tik 2 buvom kameroje. Visko bijodami, visko kaip naktį šaudavo, kaip muždavo girdėdavom. Mes visko bijojom, galvojom, kada bus mūsų eilė. Atbuvom, iš ten paskiau išvežė atgal pas tėvus į Komiją. Sesuo ištremta, tėvai išvaryti iš namų, žmona mirusi, nežinia kur sūnus. Paskutinė generolo Jono Žemaičio vadavietė pelkėtame Šimkaičių miške giliame bunkeryje. Šitam bunkerį štai 1951 metų gruodžio mėnesį išėjęs pasivaikščioti į Sukniumbą. Sukniumbą Juozas Lodeckas jį partempė atgal į bunkerį ir Juozą Žemaitį, vyriausio partizanų vadą, ištinka negalia paralyžius. Ir štai dar kurį laiką šitam bunkerį būna be jokios menkiausios medicininės pagalbos. Nors Juozas Poloveckis, aišku, stengiasi, ieško, kaip čia padėti tam vadui. Ir šitame bunkeryje gyvena iki suėmimo dienos. Štai tokia buvo kovojančios Lietuvos vadovo prezidentūra po žeme, kurioje jis praleido daugiau nei 1,5 metų. Jo kanceliarijoje 3 žmonės, iš kurių 2 moteris – slaugė Marijona Žiliūtė ir šeimininkė Elena Palubeckytė. Ryšiai su visuomenė vienintelis ištikimas ryšininkas Juozas Palubeckis, kurį 53-aisiais čekistai tardydami privertė generolo Žemaičio bunkerį išduoti. Apie tai prieš 30 metų pasakojo pati Elena Palubeckytė. Žemaitis sėdėjęs sargybą būktais. Tai pajutom, kad jau pūptelėję gale narų, sprogo jau. Tada sukilom visi, griebėm už pistoletų. Aš atsidariau tą angą, atsidariau tą durelės ir paklausiau, sakau, Simoje, tai tu čia taip padarėjai. Tai tik pasiduok, Alinutė, pasiduok. Tai man nusišaut nekilo mintis, bet aš Žemaitį tai norėjau nušauti, kad nekankintų jau jį vargšą. O aš vėl uždariau tą angą, nusileidau žemynį, nežinau daugiau nieko jau. Ir kada jūs atsigavot? Laukia, ant pievelės jau tokius. Suguldytas mudvi su Žiliūtė. Greta. Suimamas Juozas Palubeckas, kuris prasilaiko 6 dienas. Laikos 1 dienas kaip nieko, teigia, kad nieko nežino. Kitom dienom jis teigia, kad žino, bet nepasakys, nes yra priesaiką davęs. Na, o paskui sutinka parodyti bunkerį. Parodo šitą bunkerį. Ir jame suimamas Jonas Žemaitis su 2 mylėtų moterim, Elena Palubeckytė ir Marijona Žiliūtė. Na, čia tokia panaudojama irgi nepaprasta ginklas tom laiku, retai naudojama, sakysim taip, granata su migdomosiom kažkokiom dujom ir visi ištraukiami jau be sąmonės. Kaip juos užmigdė, juos ištraukė su kabliais ir Marytei kaip tik užkabino už stuburo ir stuburas sužeidė tada ją bevelkant iš bunkerio. Medicinos sesuo partizanė Marijona Žiliūtė pogrindyje praleido 9 metus, kelis paskutinius kartu su Žemaičiu bunkeryje. Ji ne tik pastatė ant kojų partizanų vadą, pati išgydė ir net operuodavo daugelį sužeistųjų. Marytę gerai pažinojo Laimučio žmona, istorikė Nijolė Žemaitienė. Visa didžioji jos meilė tai buvo partizanai. Daugeliu jinai akis užmerkė, nes ir be vaistų buvo. Labiausiai jį kentėjo, kad neturėdavo vaistų ir sąlygų, ir chirurgo nebuvo.
o sužalojimai baisus būdavo, sužeidimai. Bet dar, kaip jis sakė, jie visi buvo be galo kantrus. Jie visi kentėjo be jokių nuskausminančių vaistų ir visi tylėjo. Jie visi buvo kantrus. Jie visi džiaugiasi, kad tik nepakliuvo priešui, kad tik jis laisvėj mirs ir jie visi tyliai mirdavo. Suėmus, kaip vietinėme Raseinių laikraštyje rašė, fašistinio batlaižio šakalo Žemaičio gauja, organizuotas pasipriešinimas okupacijai buvo baigtas. Vilniuje prie saugumo komiteto, į kurį ranką rodė Leninas, stovintis savo vardo aikštėje prie savo vardo prospekto, 6-ojo dešimtmečio pradžioje Lietuvos žmonės vertė švęsti sovietų okupacijos metines, žygiuoti paraduose, o greta Lenino paminklo rūsiuose kankinami ir šaudomi paskutiniai partizanai. Čia įkalinta Joną Žemaitį po kelių savaičių išskraidino į Maskvą pas Lavrentijų Beriją. Berija buvo tuo metu vidaus reikalų ministras. Tai jisai veržėsi į valdžią. Ir vienas iš tokių paslaptingo jo veiklos momentų, tai yra susitikimas su Jonu Žemaičiu. 1953 metų, birželio 25 dieną. Dar pasakysim, kad kitą dieną ir pats Berija buvo suimtas ir tas pokalbis, kaip sakyti, nenukeliavo kažkur kitur. Tiesiog jų buvo turbūt abiejų pokalbis. Ko norėjo Berija, ko jisai siekė, nes jis buvo susitikęs ir su ukrainiečių pasipriešinimo suimtais dalyviais. Nežinosim. Tik tai faktas, kad išvedimas į kamerą ir grįžimas į kamerą truko valandą. Generolą Joną Žemaitį Berija į Maskvą atskraidino lėktuvu, o kalinys Žemaitis į Vilnių grįžo gyvulinėme vagone. Pats Berija buvo sušaudytas anksčiau negu Jonas Žemaitis. Įvairūs jo kaip prezidiumo pirmininko pasirašyti aktai, net Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos originalas išliko šioje byloje. Tos baudžiamosios bylos tarsi savotiški partizanų archyvai, it kokia sovietų palikta mirusiųjų knyga. Tardymas baigėsi 1954 metais, bet įvyksta karo tribunolo posėdis. Yra išlikęs tas dažniausiai cituojama jo paskutinis žodis suteiktas per tribunolą. Jis kalba, o tribunolo pirmininkas jam nutraukinėja, kad jūs nenaudokite savo paskutinio žodžio antisovietinė agitacija. Jisai ir Juozas Palubeckis nuteisiami aukščiausią bausmę sušaudymą. Teismas eina. Tardyti beveik metus. Teismas vyko 7 dienas. Elena Palubeckytė nuteista 10 metų įkalinimo lageryje. Marijona Žiliūtė 25. Štai kaip atrodo Jonas Žemaitis paskutinėje nuotraukoje. Dėl paralyžiaus sunkiai vaikščiojo. Jam buvo tik 45. Jie visi senai galvojo apie tą momentą. Vis tiek viskas turėjo baigtis mirtim. Ir natūraliai jis sutiko, tik kaip jis sakė, jai buvo gaila, Žemaitis juk buvo paralyžiuotas, jinai masažuodavo, jį injekcijas darydavo, jai buvo gaila, kai jį taip sunkiai atgavo, kad jis pradėjo vaikščioti, į ranką valdyti, į ranką buvo paralyžiuota ir jai labai gaila, kai ant tų paralyžiuotų rankų uždėjo antrankius. Generolo Jono Žemaičio paskutinis žodis, pasakytas teisme, tapo Lietuvos ateities pranašyste. Jame ir vado išdidumas ir tolimos nepriklausomybės nuojauta. Aš laikau, kad Sovietų sąjunga ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mūsų šalį. Visas pogrindžio, kurio dalyviu aš buvau veiksmus, nukreiptus prieš sovietų valdžią, aš laikau teisingais. Koks bus teismo sprendimas, man žinoma. Aš vis tiek laikau, kad kova, kurią vedžiau 9 metus, turės savo rezultatus. Jonas Žemaitis, matęs daug bendražygių mirčių, savo mirties nebijojo. Malonės prašymą rašyti atsisakė. Turėjo vienintelį paskutinį norą – pamatyti sūnų. Apie tai Laimutis pasakojo Šiluvoje šventinant jo tėvui skirtą koplytstulpį, pats jau būdamas silpnos sveikatos. Man
vaikystėje aš apie tėvą žinojau labai nedaug. Kada buvo paskelbtas mirties nuosprendis tėvui, tik tai paprašė susitikimo su sūnumi, bet vietoj susitikimo su manimi jam davė specialiai KGB užsakymu padarytą nuotrauką, kurioje aš buvau su pionieriaus ženklu. Aišku, prasitarė mama, kad šita nuotrauka buvo daryta KGB paliepus. Tai KGB vietoj pasimatymų su sūnum jam pakišo tą nuotrauką. Nors Laimutis vaikų neturėjo, tačiau žemaičių kraujo giminė gyvuoja. Ana studijuoja savo močiutės Aušros, dėdės generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Mano šeimos istorija padėjo suprasti, kad tai buvo paprastas žmogus, ėjęs savo gyvenimo pasirinkimus, pats atlikęs ir galiausiai priėjęs ar ne prie to 9 metus vestos kovos ir kad tai yra įmanoma kiekvienam, ar ne, būti tuo žmogumi, ginančiu savo tėvynę. Tai atrodo, tai man padėjo taip pat, ar ne, pasirinkti lengviau gal studijas. Aš dabar studijuoju jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Tai yra tokios 3 metų studijos ir atsargos leitenanto laipsnį gaunama. Anos sesuo Kotryna ne tik pavadinta Jono Žemaičio sesers vardu, bet ir rūpinasi jo atminties išsaugojimu išeivijoje. Mūsų ta šeimos istorija, kaip tūkstančio ar ne, šeimų istorijų, aišku, jinai yra labai skaudi, jinai yra įpareigojanti pasakoti, jinai įpareigoja maitinti tą atmintį. O aš tiesiog stengiuosi prisidėti labai nedidelę dalimi, ar ne, prie to, ką daro muziejai, prie to, ką daro valstybė. Ir man tiesiog tai yra malonumas prisidėti savo maža dalia ir duoti savo indėlį į Jono Žemaičio atminties išsaugojimą. Kotryna siekia, kad Lietuvoje būtų Jono Žemaičio kenotafas, simbolinis kapas, kuriame nėra kūno. 54 lapkritį Maskvos Butyrkų kalėjime generolą Joną Žemaitį kulka, išlaisvinusi iš mirtininkų kameros ir sukaustyto kūno kalėjimo, jo kovą perkelė į dangų. Jis, kaip ir 20 000 kitų žuvusių Lietuvos partizanų, išnyko tėvynės dvasinėme lauke. Sušaudytų pelenus, kaip laisvės sėkla, išbarstydavo šiame lauke. Jos išdygo laisvės vaisiais visose okupuotose šalise, tik sėklai iš pelenų išdygti reikėjo 50 metų. Juodoj nakty žėrėjau, kai aš blaškiaus tamsus ir neramus. Tu šviesa namų ir atminimų dvasiuose, gimus rytmečio rasa. Šviesa keleiviui man tėvynė, tu man viltis, tu man tiesa.